Lapkričio 3 trečiadienį minima pasaulinė lėtinės obstrukcijos plaučių ligos diena. Tai kvėpavimo takų sutrikimas, kai žmogaus kraujyje trūksta deguonies ir jis pradeda dusti. Taigi ši diena mums, ypač gydytojams pulmonologams, yra iš tiesų ypatinga, kadangi šiandieną yra minima pasaulinė lėtinės obstrukcinės plaučių ligos diena. Na ir pati lėtinė obstrukcinė plaučių liga iš tiesų yra aktuali problema visame pasaulyje. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis yra vertinama, kad šią ligą serga apie 384 milijonų žmonių. Lietuvoje sergančiųjų yra daugmaž 28 tūkstančiai. Na ir realybėje šis skaičius ko gero yra ženkliai didesnis, kadangi tuo pačiu metu yra vertinama, jog daugmaž pusei pacientų ši liga yra paprasčiausiai nediagnozuota. Kodėlgi taip nutinka? Šie pacientai vaikšto tarp mūsų, jaučia ligos simptomus, tačiau dėl įvairiausių priežasčių nesikreipia laiku į šeimos gydytoją, nepatenka pas gydytoją pulmonologą ir jiems nėra atliekamas spirometrijos tyrimas, kuris iš esmės ir yra aukso standartas šią ligą diagnozuojant. Šią ligą dažniausiai sukelia rūkymas. Jei jie diagnozuojama per vėlai, žmogui gresia mirtis. Šios ligos formos tai lėtinis bronchitas, bronchiolitas, emfizema. Pati lėtinė obstrukcinė plaučių liga yra trečia mirties priežastis pasaulyje, nusileidžianti tik tai išeminiai širdies lygai bei insultams. Na ir pasaulyje nuo šios ligos miršta kiekvienais metais apie 3 milijonus žmonių. Tam, kad tų atvejų, kai liga yra laiku nediagnozuojama, būtų kuo mažiau ir kad pas mus patektų pacientai, kurie serga dar tik tai lengva liga, labai kviečiu visus atkreipti dėmesį į pagrindinius rizikos veiksnius. Tai visų pirma būtų išoriniai rizikos veiksniai. Čia bene svarbiausias būtų rūkymas, tačiau šioje vietoje dar reikėtų nepamiršti ir kitų rizikos veiksnių, tokių kaip darbas kenksmingomis sąlygomis. Tarkime, suvirintojai, darbas su medžio dulkėmis, darbas su įvairiausiamis dulkėmis, tarkime, esu pacientų ne vieną turėjusi, kurie yra, tarkime, dirbę siūlų gamykloje. Kiti veiksniai tai būtų vidiniai rizikos veiksniai, tai šioje vietoje būtų amžius. Ko gero mes netarsime šios ligos labai jauniems pacientams, vėlgi tai turėtų būti pacientai, kurie yra vyresni nei 40 metų. Na ir be abejo simptomai. Simptomai tai būtų mums puikiai žinomi, tai dusulys, kosulys, krepliavimas, kartais gali būti jaučiamas ir švokštimas, papildomi įvairūs garsai krūtinės ląstoje. Na ir ką svarbu yra pažymėti, kad šie simptomai turėtų būti lėtiniai. Gydytoja patarė, kokius simptomus pajautus būtina kreiptis į šeimos gydytoją. Pajautus mano minėtus simptomus, tai yra dusulį, kosulį, krepliavimą, kurie yra užsitęsę, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją. Na ir šeimos gydytojas įtaręs šią ligą, vėlgi pauskultavęs jūsų plaučius, pacientą atsiunčia pulmonologui. Na ir pulmonologas jau atlieka spirometrijos tyrimą, kuris esant lėtinio obstrukciniai plaučių lygai yra patologinis, tai yra spirogramoje yra stebima neišnykstanti pastovi bronchų obstrukcija. Pasak specialistų, laiku nustačius diagnozę ir paskyrus gydymą, liūdnų pasekmių galima išvengti. Tais atvejais, kai liga yra diagnozuojama, mes jau turime diagnozę visam gyvenimui, net ir pats pavadinimas štai užkoduoja lėtinio obstrukcinė plaučių liga. Vadinasi, kad jeigu liga yra jums jau diagnozuota, su šia liga jūs ir nugyvensite likusi visą gyvenimą. Na ir dėl ko yra svarbu ligą laiku diagnozuoti, tam, kad būtų laiku paskirtas gydymas. Na ir paskyrus gydymą, tai gydymas yra šiuo atveju inhaliatoriais, yra pristabdomas ligos progresavimas, taip pat pacientai yra apsaugomi nuo ligos paūmėjimų, kurie dar labiau blogina plaučių funkciją. Rūkymas yra pagrindinė susirgimo lėtinė obstrukcinė plaučių liga priežastis. Kitos priežastys tai aplinkos tarša bei persirgtos kvėpavimo takų infekcijos. Tais atvejais, kai pacientams yra diagnozuojama lėtinė obstrukcinė plaučių liga, be medikamentinio gydymo labai yra svarbu be abejo mesti rūkyti. Čia viena iš siekiamybių, tačiau pacientams labai sunkiai įgyvendinama. Taip pat labai prašome pacientų, kad jie reguliariai vartotų paskirtus vaistus, nes kartais matome tokių atvejų, kad pacientai vengia vartoti inhaliatorius. Kas dar labai svarbu yra neprarasti fizinio aktyvumo. Tais atvejais, kai yra liga jau pažengusi ir kai yra stebimas kvėpavimo nepakankamumas, labai svarbu, kad pacientui būtų laiku paskirta deguonies terapija. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje dirba 4 konsultuojantys pulmonologai, todėl gyventojai pajutę simptomus kviečiami nedelsti ir kreiptis pas specialistus. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje šiuo metu pacientus sergančius plaučių ligomis konsultuoja iš viso 4 pulmonologai. Tai manau, kad mūsų komanda iš tiesų yra šauni ir profesionali. Tad jeigu pacientai patenka pas mus ir jeigu ši liga yra jiems
mes ją be abejo diagnozuojame ir paskiriame gydymą. Paskyrus gydymą labai svarbu, kad pacientai reguliariai lankytųsi pas gydytoją pulmonologą, nes vaistas inhaliatoriais yra kiek sudėtingesnis nei geriamaisiais medikamentais. Turime užtikrinti pacientų kokybišką vaistų įkvėpimą, taip pat turime stebėti, ar liga yra pakankamai sukontroliuota ir ar nereikia pacientui sustiprinti gydymo. Taip pat esant ligos paūmėjimams vėlgi turime atsižvelgti, ar nereikia peržiūrėti gydymo ir jo koreguoti.